Aš labai norėjau Galaxy S serijos Samsungo, kaip ir norėčiau S serijos Merso, bet jie yra brangus. Abu. Bet irgi suma čia nebuvo pagrindinis rodiklis. Esmė buvo tame, kad iš esmės Samsungai Amerikos rinkoje gauna galingesnius čipus negu Europos rinkoje. Vadinasi, tu perki brangų telefoną Europoje, kuris toks pat Amerikoje yra galingesnis negu tavo. Bet šiaip čia yra visa kita plati tema, jeigu įdomu pasigūglink. Tai va, aš kaip ir tu, paprastas, be babkių lietuvis, mėgstu pažiūrėti kiekvieno varianto pliusus, minusus, rizikas ir galimybės. Bet palauk, aš taigi galiu nusipirkti irgi dėvėtą ragelį, tarkim, iš Skelbiau.lt, iš Facebooko Marketplace'o, nes, tenai rodo nuotraukos, yra aprašymas, kodėl nedaryti taip, kaina irgi labai panaši. Tai va čia pereinam prie kiekvieno, kaip sakant, asmeninių preferences. Nes jeigu tu nori, tu gali imti iš Skelbiau.lt, iš Facebooko Marketplace'o, čia nėra nieko blogo, čia kaip tik yra gerai, nes tu gali atvaryti vietą, patestuoti, pačekinti ir, realiai priimti sprendimą vietoje, jau apžiūrėjęs prekę. Amazonas to negali pasiūlyti. Bet tarkim, man labiau patinka pasirinkti telefono spalvą, jo kondiciją, jo specifikacijas ir turėti tą tokią didelės korporacijos garantiją, kad jis yra ištestuotas, patikrintas, išvalytas ir yra kažkieno štampas uždėtas parašas, kad jis veikia visų 100%. Plius visada gali grąžinti. Bet Andrius nesvarbu, Facebook'e be profilio nuotraukos ir su aprašymu paprastas kaip 2 kapeikos. Man šitų garantijų neduoda.